Mhm. Mes jau kaip ir eterį. Tai sveiki visi grupiokai. Kaip ir žadėta, šiandien turim dar vieną svečią. Šiandien svečiuose Solveiga, kuri yra šitos grupės įkvėpėja. Su Solveiga pirmą kartą pamačiau webinarų maratone. Skaitė pranešimą. Teisybę pasakius, Solveiga, žinai, dabar aš net nepasakyčiau nei pavadinimo, nei ką tiksliai tu ten pasakoji, aš tik tai atsimenu, ką aš išsinešiau iš ten. Aš išsinešiau iš ten, kad tą tokią mintį, kad jeigu tau atrodo, kad tau nepasisekė, tai nereiškia, kad kiti taip mato. Tai čia vat ir apie tą patį viešą kalbėjimą, ir apie kitą komunikaciją. Tai šiandien iš tikrųjų pakalbėsim apie tą įkvėpimą, kadangi tu esi grupės įkvėpėja, kaip ir krikšto mama mūsų grupės. Tai gal pati Solveiga tada trumpai apie save papasakok, kas tu, apie ką tu ir kaip tavo kelias viešo kalbėjimo prasidėjo. Gerai, dėkui Violeta už tokį gražų pristatymą. Tik tai man atrodo, įkvėpėja esi pati, nes iš tikrųjų be tavęs šios grupės nebūtų. Iš tikrųjų, tai didžiausias nuopelnas yra tau ir tavo pačios drąsai. O jeigu aš kažkiek įkvėpiau, tai yra labai smagu ir jo mano prezentacija ir buvo apie nesėkmę ir tas pergalvojimas nesėkmės, nes didžiausios tos nesėkmės tokios mūsų, kur mums nepasiseka, kažkas nepavyksta, kartais mus paskatina siekti ir daryti kažką kitaip. Ir mano pačios tas toks nepasisekimas, kur pasakojau pačiam pirmam podcast'e, iš tikrųjų paskatino daryti tai, ką darau dabar, kalbėti scenose. Ir iš tikrųjų dabar jau nebebijau, jau dabar į viską kitaip žiūriu, nes pamačiau, kad iš tikrųjų nereikia tikrai būti tobulai, kad tavo žinutė pasiektų kitą žmogų. Ir kartais gal tos tokie kalba, kur yra netobula, kur stringa, kur kartais mums gal patiems net nelabai patinka, gali ta žinutė labai rezonuoti su kitais. Nes tų tokių žmonių, kur scenose kalba, kur labai tobuli, tokie atidirbti, kartais mes negalim savęs matyti juose, o staiga, kai pamato kitą žmogų, kur irgi kartais ir scenos baimė jaučia, ir toks nerimas jaučiasi, ir kalba užstringa, mes galvom, aš tada irgi taip galiu. Tai va gal tiek trumpai. Tu tada daugiau gal papasakok apie tą pirmą kartą, čia tikriausiai visiems įdomiausia yra, nuo ko prasideda tų žmonių, kurie kalba viešai, dalinasi savo mintim, nuo ko prasideda jų kelias. Kas buvo tas pirmas kartas? Jo, tai pirmas kartas iš tikrųjų atsitiko labai kaip atsitiktinai. Aš susitikau su vienu žmogum pusėje valandos mentoriavimo sesijai ir jis pasakė: Solveiga, tau, kad pasisekti Amerikoje, reikia būti matomai. Ir matomai reiškia kalbėti scenoje, daryti video per LinkedIn, reklamuoti save, būti influencerė, būti tas žmogus kaip potlairė, kur rašo visi viską apie save LinkedIn. Ir aš pasakiau, ir kad, sako, teik pas mane į podcastą, aš tau padėsiu būti matomai. Ir tada, aišku, tas idėja būti matomai, supranti, kad jinai yra labai gera. Bet mano pirma reakcija buvo, pasakai, podcastas. Sako, jo, podcastas, Solveiga, tau bus gerai. Ir aš tada sakau, gal gali susirasti kažką kitą. Jo, ir tas sako, kodėl. Ir aš sakau, aš galiu pasakyti, kodėl. Ir aš pradėjau vardinti. Turiu scenos baimę, užstringu kalbėdama. Aplamai mano istorija, tik imigranto istorija, tai tokių istorijų yra labai daug. Ir aplamai, kad aš ten tą podcastą sugadinsiu. Ir taip šypsos ir sako, tu gali pagalvoti. Sakau, gerai, galiu pagalvoti. Ir aš
nežinau iš tikrųjų, kad va būtent gal tas mano atsakymas ir buvo paskatinimas, nes jis ir pats turėjęs tą tokį, kaip anksčiau, imposterio sindromą ir dėl kitų priežasčių, bet taip pasibaigė tas įrašymas ir jis tada pristatė komandai. Pasakė, sutikau Solveigą, jinai turi gerą istoriją, reikia daryti podcastą kuo greičiau. Ir aš vėl visiems parašiau, kad aš sutikau Tim, kad jis yra labai nuostabus žmogus, kad man labai patiko pokalbis, bet vėl išvardinau visiems, kodėl aš netinku. Ir vėl tada visi jie ten, tu gali. Ir aš tada pagalvojau, gal tikrai nebus taip sudėtinga. Nes jie ten pasakė, čia bus labai paprasta, mes padarysim tokį labai lengvą, paprastą pokalbį. Ir aišku, tas prieš įrašymą, aš ten kalbėjausi su draugais, ten su keliais, klausyti skirtingus klausimus, praktikavausi. Ir aš galvojau, kad jau pasiruošiau, bet prieš tą podcastą, kai 15 minučių prieš, jau toks kyla nerimas. Kaip pasako, ten žinai, 3, 2, 1, žinai, įrašymas. Tada, žinai, įtampa sukyla ir tada atsakiau aš tos klausimus, atsakiau juos, bet paskui, kaip blogiausias, tai buvo, kai pamačiau tą įrašymą po kelių dienų, kai atsiuntė. Nes tada, jaudinausi ir matėsi, kad jaudinausi. Ir pamatai, kiek darai klaidų, kiek užstringi, kiek vos ne kiekvienam sakiny, you know, you like, žinai, kaip tu žinai ten. Ir tada aš galvau, kad jeigu aš pasidalinsiu, tai, iš tikrųjų, savo karjerą taip ir pabaigsiu Amerikoje. Vis tiek pradedi savo tas pirmas podcastas, pirmas viešas išėjimas ir staiga pamatai save tokią, kur tikrai ne taip, kad nėra to pasitikėjimo, stringi, kalbi labai greitai, blogai ištari žodžius. Tai va, bet kai pasidalinau, tai pradėjau iš kitų gauti tas žinutes, kur paskatinau, kad va būtent irgi, kad jaučiu ten baimę, arba būtent apie imigrantus beveik niekas nekalba ir kad prašau apie tai kalbėti. Tai va dėl to ir prasidėjo paskui va tie visi kiti pokalbiai. Mhm. O kas toliau? Kaip, po pirmo to savikritika didžiulė, vidinis kritikas ten grūmoja, ką darai, Solveiga? O kaip tada ryžaisi antram? Tai buvo tai, kad pradėjau rašyti apie migrantus, prieš tai tik rašyti, nedėti daugiau video. Ir pradėjau kažkaip irgi visi tokius klausimus net uždavinėti, kodėl vadinuosi save imigrantę, kodėl vadinu kitus imigrantais. Tai pradėjau apie tai rašyti. Ir paskui tas mentorius sako, bet Solveiga, tau reikia daryti daugiau tų video, tada tu jausiesi geriau. Ir aš sakau, man jau to vieno užteko. Bet paskui supratau, kad jeigu aš noriu skatinti kitus apie tai kalbėti, kad reikia ir pačiai. Ir mes vieną kartą susitikom ir pakeitėm LinkedIn aprašą apie save. Ir aš prieš tai buvau parašius, kad tas HR for leader, kaip personalo vadybos, tas žmogus, kur kalba apie personalo vadybą. Ir jis sako, bet tai ir esi tu, bet beveik visi žmonės tai naudoja tokį terminą. Kai būtų kokie kiti žodžiai. Ir tada aš parašiau, žinai, sakau, mane, kai pradėjau kalbėti, visi sakė, būk ten, tai balsas, imigrantų balsas personalo srityje. Ir sakau, kaip taip, sako, jo, čia tai tu, bet tai yra labai drąsu. Sakau, gerai, pabandom. Ir tada tą savaitgalį supratau, kad jeigu aš noriu kitus žmonės skatinti, kalbėti, tai, žinai, toks, o pati bijau, žinai. Tai tada aš galvojau, kaip aš galiu būti pavyzdys kitiem, kaip aš pati bijau įrašyti tuos video.
Ir va tą savaitgalį įrašiau pirmą video, kur buvo 4 minučių. Va, Violeta, pagalvok, na aš nežinau, gal ir sakiau tau, bet kiek tu galvoji, man užtruko tas 4 minučių video? Nu, kokį pusvalandį? Tai taip daug kas ir atsako, pusvalandį, valandą, iš tikrųjų užtruko 3 dienas. 3 dienas. Beveik gal kokie 70 ar 80 video, nes buvo, kad tik pradedu įrašyti, pasakau, mano vardas Solveiga ir užstringu. Ir aš galvoju, nu taip nenusiųsiu tokio video, mano vardas Solveiga ir viskas, baigėsi video. Ir tada po tų 3 dienų vienas video galvoju, nu čia iš tikrųjų pakankamai geras, čia esu aš, čia taip aš ir kalbu ir va tą video įdėjau ir paskui ir jo kažkaip iš to buvo palaikymas labai žmonių, nes pamačiau, kad va labai LinkedIn daug tų tokių video, kurie yra idealūs. Beveik irgi nu, visi video įrašyti amerikiečių. Buvo mano rate tuo metu tik 2 imigrantai, kurie darė video ir abiejų kalba buvo be galo gera, abudu pasitikintys. Tai va, tai ir paskui pamačiau, kad iš tikrųjų, žinai, gal tokiais stringančiais video, tokiais įsiskiria. Ir dabar jau kitaip, dabar jau, žinai, įrašau per pirmą kartą ir viskas gerai. Kad kartais ir nepasiseka ar kas, ir galvoju, nu ir kas gal kaip tik, žinai, geriau, žinai. Padėjo iš tikrųjų. Labai iš tikrųjų pažįstamas jausmas, nes mano video irgi dar nedaug yra padaryta, bet tikrai ne iš pirmo karto. Irgi taip pat pasakai, aš esu ir tuščia galvoj. Ir tada vėl pauzė. Tai paskui bandžiau karpyti iš tų gabaliukų. Kažkaip sulipdžiau ten tuos kelis video, bet tikriausiai praktikos reikia, ne? Jo, man atrodo, tas pripratimas prie savęs, pripratimas, kad ir prie savo ir balso, ir prie savęs, ir tas, kad man aš supratau, kad būtent prieš kamerą buvo sunkiausia, nes tu matai save ir automatiškai blogai ištari kokį žodį ir tu ir pamatai. Arba jo, tik automatiškai kažkaip pradedi blogiau kalbėti vien dėl to, kad susijaudini ar dar ką nors. Ir pripratimas prie savęs, nes mes iš tikrųjų ir esam didžiausi kritikai savo. Ne tai, kad dar kiti kažką pasakys, bet kaip mes apie save galvojam ir kaip pradedi sakyti, nu gerai, čia esu aš ir ką kiti galvoja, ne taip svarbu, šitas video pakankamai gerai, aš padariau geriau negu padariau, žinai, prieš, žinai, kelias dienas, negu prieš metus. Ir tiesiog leidimas būti savo ir tas padeda labiausiai. Dar prieš išeinant mum į eterį minėjai, kad iš tikrųjų savo pirmojo to įrašo tu dar iki šiol negali peržiūrėti. Taip? Jo, nu, aš aplamai kažkaip kiek įrašau, jei pasižiūri vieną kartą ir paskui pamatai, kur gerai, kur galėjai geriau. Ir paskui kažkaip stengiasi apie tai jau neperžiūrėti daug. Kažkaip prieš tai, kai ruošiesi, bandai, kartais aš audio įrašau, perklausau, pagalvoju, ką daryti geriau. Bet kitus pokalbis tik turi natūralius, kaip dabar, kaip net nežinau, klausimų ir jo, dabar kažkaip kitaip į tai žiūriu. Dabar jau lengviau. O vat galėtum atskaičiuoti, vat nuo kelintojų karto jau tapo, nu taip, lengviau. Iš tikrųjų, gal tuos, žinai, kur įrašinėjau video per LinkedIn, tai su kiekvienu buvo lengviau. Ir, pavyzdžiui, paskui, kaip aš įrašinėjau pirmąją konferenciją, man reikėjo įrašyti, nusiųsti savo video. Ir buvo tas Expat Women konferencijai reikėjo nusiųsti ir buvo reikėjo įrašyti 20 minučių įrašą, tai aš padariau 7 įrašus, iš vieno parinkau ir sakau, pakankamai geras. Tai nerašiau, žinai, kaip, žinai, nors buvo labai daug svarbiau,
O dabar tai iš vis dauguma tik vieną kartą ir viskas. Arba, nu, ten, pavyzdžiui, neišeina vieną kartą, tai perrašai kitą kartą ar trečią kokį, bet nebūna, kad įrašinėjau 3 dienas. Mhm. O vat grįžtamasis ryšys, kiek jisai suveikė tam Nu, drąsos įgavime? visaip, visai būna. Man atrodo, net kai į Lietuvą grįžau į konferenciją, tai aš ten su vienu žmogum kalbėjausi ir sako, nu žinai, Solveiga, čia tau dar tobulinti ir tobulinti. ir tada aplamai, kaip aš neįsivaizduoju, kaip tave parinko į konferenciją ir tada ir supranti, žinai, ir aš galvoju, man tada iš karto toks pasitikėjimas krito, galvoju, nu va, čia gal, žinai, Amerikoje čia visiems patinkėjo, Lietuvoje gal ne. Bet paskui va, susitikau su Aušra, tokia, kur irgi va, buvom konferencijoje kartu ir jinai sako, Solveiga, o tau tas žmogus, kur sakė, taip pas konferencijoje dalyvavęs, sakau, nu ne, niekada. Sako, tai tada ir nežino, kaip yra sunku ir kaip, nu, iš tikrųjų kritikuoti yra daug lengviau ir kad ten tavo kalba, aišku, tikrai viskas gerai, nebijok, tai būk savimi ir visiems patiksi. Ir va tas ir supratau, kad iš tikrųjų bus tikrai žmonių, kur ne visiems, kad gal kiti ir ieško va to tokio žmogaus, kur labai laisvai, kur jaučiasi auditorijai labai gerai. Ir mano ta tema apie, kai kalbu apie imigrantus, irgi ne visiems. Mhm. Bet yra visada žmonių scenoje, kuriem ta kalba patinka nes jinai yra labai asmeniška. Ir va, aš galvoju, ir dėl tų kelių žmonių ir yra svarbu, kad jeigu patinka kažkiem, nereikia, kad visiems patiktų. Bet kažkam, jeigu patinka, tai tas yra irgi gerai. Ir gal svarbiausias dalykas, ar pats tobulėji. Jeigu tu matai tą pažangą, tai ir tas yra gerai. Kad, nu, aš niekada nebūsiu kaip Michelle Obama ar Barack Obama, kur kalba be galo gerai. Bet aš galiu daryti geriau, negu buvo prieš metus. Ir tai yra svarbiausia. Mhm. Mes čia turėjom klausimų prieš, nu, paskelbus aš apie mūsų pokalbį, iš tikrųjų sulaukiu kelių klausimų. Čia vat, vienas toksai bus į temą. Gal koks buvo įsimintinas įvykis, kuris vat, padėjo sumažinti baimę, arba gal atvirkščiai padidinti baimę. Tai vat, be to jau mūsų komentatoriaus grįžtamojo ryšio davėjo, kuris pasakė, oi Solveiga, tau čia dar toli. Tai be to dar buvo gal kažkokių įdomesnių tokių įvykių, kurie, nu va taip, įkvėpė arba neįkvėpė. Tai tokių neįkvėpiančių tai buvo daug, nes aš net atsimenu, kaip nuėjau į Toastmaster klubą, čia kur tobulinti kalbą. Tai irgi arba net organizacijoje, kai reikėdavo daryti prezentaciją, tai tas balsas tiesiog strigdavo, visą, žinai, ten paraudonuodavo, balsas pradėdavo drebėti. Ir pati, žinai, tiesiog, nu, taip, ir strigdavo, ir pamirždavai, nu, ne tai, kad pamirždavai, būdavau pasiruošus, bet tiesiog jo, kad, žinai, kad ten matydavai, kad tave žmonės palaiko, bet palaiko todėl, kad, žinai, jau mato, kad tu ten esi blogai jautiesi, bet tai dėl tų gal ir daugiau vengdavausi, bet paskui irgi buvau pradėjus lankyti tą Toastmaster klubą, kad lengviau būtų ir paskui jo buvo lengviau tam pažįstamų žmonių tarpe, tai pripranti ir būna lengviau. O kas padėjo, tai irgi padėjo keli dalykai, kad ypač padėjo po tos pirmos konferencijos labai daug žmonių įrašai ir kad susitikau su redaktorė, viena iš amerikietė yra gyvenanti Prancūzijoje, pakvietė ir pokalbį ir paskui sako, aš noriu Solveiga apie tave parašyti straipsnį ir ar galima būtų tave įdėti į viršelį tavo nuotrauką. Ir aš sakau, čia fainai labai, bet kodėl aš, kad ten buvo labai daug gerai kitų žmonių. Ir jinai sako, aš tau pasakysiu, kodėl kad visos prezentacijos buvo labai geros. Po 20 prezentacijų jos visos buvo labai geros. Bet sako, aš jas visas praklausiau ir aš pamiršau. Pradėjau klausyti kitą prezentaciją ir pamiršau.
o va tavo prezentacijas, aš apie ją galvojau savaitę. Ir todėl nutariau susisiekti su tavim. Tai va tas gal paskatino labai kitų žmonių tas atsiliepimai. Ir kažkaip va kiekvieną kartą, kai kalbu, va, tai tikrai yra tų žmonių, kurie kažkaip dėl skirtingų priežasčių arba dėl to, kad irgi patys scenos baimė arba patys patyrė kažkokius stereotipus, irgi dėl skirtingų priežasčių, nebūtinai, kad imigrantai, kad dėl negalios, ar dėl to, kad yra dėl rasės, ar seksualinių pažiūrų, dar ką nors. Mhm. Tiem, kurie mus žiūri, iš tikrųjų, nepasakiau iš pradžių, bet galite uždavinėti klausimus, jeigu turit klausimų Solveigai apie drąsą kalbėti ir apie įkvėpimą. Tai vat, kalbant apie įkvėpimą, iš tikrųjų, kadangi tu esi mano įkvėpėja, kas yra tavo įkvėpėjai? Tai man iš tikrųjų yra dabar nemažai žmonių. Nu, tai pats pirmas, tai jo buvo tikrai tas Tim, kur pakvietė į podcastą, nes iš tikrųjų be jo nebūtų prasidėjęs tas pokalbis. Bet paskui va tie visi irgi žmonės, kur pakvietė kalbėti į konferencijas, į savo podcastus, nes iš pat pradžių visur, kur nusiųsdavau, tai visur atmesdavo, nes irgi pamačiau, kad konferencijose beveik niekas nėra tokių žmonių kaip aš, kad visi irgi labai beveik visada būna vien tik amerikiečiai, jeigu būna koks imigrantas, kur kalba labai jau gerai angliškai, arba kur irgi jau visi labai jaučiasi gerai, ir tada aš pagalvojau, nu, kodėlgi ne, kodėl nereikia, gal reikia tų skirtingų kaip ir aš. Bet aišku, iš pat pradžių visur atmesdavo. Tai labai dėkinga va tiem žmonėm, kur pakvietė į tą pirmą Expat Women konferenciją apie moterį, paskui va Turkijoje tas žmogus, kur pakvietė į tą pirmą konferenciją personalo srityje, nes visur prieš tai net mažose grupėse visur atmesdavo, ir paskui pirmas buvo, ir paskui, aišku, Lietuvoje Dainiai labai dėkinga, kad pakvietė į personalo savaitę, ir Sonatai už irgi labai dėkinga už coachingo savaitę, nes taip susipažinom Violeta. Nu jo, ir aš labai dėkinga jom, kad pakvietė tave į webinarų maratoną. Kadangi pati gyveni Amerikoje ir vat tavo viešasis kalbėjimas prasidėjo Amerikos auditorijai, nors kalbėjai apie imigrantus, apie vat jų integraciją tikriausiai, ar ne? Kokius skirtumus pastebi vat tarp Lietuvos auditorijos ir Amerikos? Kuo mes skiriamės? Iš tikrųjų, kai buvau HR savaitėje, tai buvo labai įdomu man. Pirmą kartą buvau personalo konferencijoje Lietuvoje, Amerikoje daug kartų buvus, dabar irgi neseniai buvau, kalbėjau irgi personalo konferencijoje čionai. Ir man iš tikrųjų lietuvių pranešimai labiau patiko. Gal jie tokie buvo nuoširdesni, tokie tikresni. Gal, kad aš labai daug girdėjus amerikietiškų pranešimų, tai man tas lietuviškas gal tas ir mentalitetas, ir jie tokie buvo skirtingi. Man tai labai labai patiko. Nu ir aišku, gal žinai, kad vis tiek tie kultūriniai skirtumai, tas stilius yra panašesnis. Bet taip skiriasi, man atrodo, skiriasi Amerikoje. Žmonės labai pripratę prie viešo kalbėjimo, labai daug, kiekvienoje klasėje, nuo pat mažens vaikams reikia prisistatinėti. Aha, o kaip įdomu. Jo, net atsimenu, vieną kartą darželį buvau ir vaikams žiūrėjau darželių, ir atėjo direktorė ir sako tėvam, ir sako, nu, aš pakviesiu ne mokytojus, o vaikus papasakoti apie mokyklą. Ir pakvietė vaikus, žinai, 4, 5, 6 metų, 7, kad visus klausimus, kokie tėvai turi apie mokyklą, vaikai atsakytų. Žinai, kad iš karto va taip tą labai skatina viešąjį kalbėjimą, kiekvienoje pamokoje būna prezentacijos. Ir tas, man atrodo, labai padeda. Irgi reikia vaikam ir video įrašyti apie su savim.
Tai labiau, man atrodo, pripratę prie to viešo kalbėjimo. Mhm. A, aš kai galvoju iš tikrųjų apie skirtumus, kažkaip man viena mintis sukosi. Mm, Gerai. nu, tikriausiai irgi tas vidinis kritikas ten krebždėjo viduj. A, aš kažkaip pastebiu galbūt užsienio, nebūtinai Amerikos, gal ir vakarų Europos labiau publika, jinai labiau gal nuolaidesnė klaidom, gal labiau priima, labiau palaiko. Pas mus mėgsta žmonės pakritikuoti. Nu, Gerai. kaip ir tas žmogus, kuris tau grįžtamą į ryšį davė, nežinau, man taip nuskambėjo kaip, ai, nu ką tu čia dabar, kur tu čia dabar lendi. Tai vat pas mus taip publika daugiau tokių turi, kurie sako, nu ko tu ten lendi. Ai, nu, gali būti tas, nu, Amerikoje irgi yra, kur irgi gali tikrai pasakyti, kritikuoti. Jo, gal Amerikoje tas yra daugiau, gal palaikymo, ypač nežinau, kažkaip, aš kai pradėjau, tai tikrai to palaikymo buvo labai daug, nes gal iš būtent irgi va iš kitų žmonių, kad, nu, bandyk, daryk, kad tau išeis. Ir jo, va dabar, kai grįžau į Lietuvą, tai va kiti irgi draugai sako, Solveiga, tu pasidarai kaip amerikietė. Ir aš sakau, ką tu turiu omenyje, žinai. Ir sako, su tavim pakalbi ir tu atrodo, kad tu viską gali. Ir aš pagalvojau, kad va per šiuos metus aš tikrai va pasikeičiau, nes labai daug bendravau su tokiais žmonėm, kurie visą laiką, nors sakau, nu čia, kur čia tokia didelė auditorija, arba ten, nu čia kam bus įdomu, kodėl ne, tu gali, tu gali, tu gali. Ir paskui tada aš pamačiau, nu jeigu aš galiu, tai iš tikrųjų, nu daug kas tą gali, nu, nes aš irgi per tą patį perėjau ir kad mes kartais, ir iš tikrųjų net gaila, nes va, daugiau žmonių yra tų, kurie bijo tą senos baimę, negu kurie nebijo. Yra daug žmonių, kurie irgi va užstringa kalbėdami, yra daug žmonių, ypač, tarkim, tokių, tarp imigrantų, kurie blogai ištaria žodžius ar padaro klaidas. Ir va dėl to iš tikrųjų gaila, kad tų istorijų trūksta. Tai ir iš tikrųjų, Violeta, norėčiau tavęs paklausti. Nu, Nes tai man klausk. nusibodo kalbėti. Ir iš tikrųjų, man dėkinga tau labai ir man tavo ta žinutė labai tokia drąsi, tas, kodėl tu pradėjai tą klubą, kad mes kalbėsime visada idealiai, bet kalbėsime visada drąsiai. Ir ta tavo žinutė tikrai labai labai drąsi ir tokia stipri ir labai fainai, kad nes daug žmonių prisijungė tam seminarė, tikrai ne vienintelė, bet tu vienintelė, kuri kūrė grupę. Ir tikrai net pačioj pradžioje, kai aš paklausiau, kas jaučia scenos baimę, dauguma žmonių atsakė, kad jaučia. Buvo keli, kad nejaučia, bet dauguma jautė toje grupėje. Bet vienintelė pradėjai, tai iš tikrųjų tas irgi reikalinga labai drąsos ir tokio užsidegimo pradėti kažką, kas pačiai sunku, kad paskatinti kitiems, tai va gal irgi daugiau truputį apie save papasakok. Buvo labai spontaniška mintis iš tikrųjų tą grupę sukurti tiesiog, žinok, klausydama tavęs, va, tavo pranešimo apie tai, va, kad tiesiog reikia pradėti, bandyti praktikuotis ir vat, tau galbūt atrodo, kad tai tau nepavyko ta kalba, bet kažkas vat paima ir pasiima iš to įkvėpimą arba kažkokią mintį, kažkokį atsakymą. Tai tas pirmiausia iš tikrųjų buvo didžiausias įkvėpimas. Pasirodogi pradėjau domėtis ir pasirodogi viešo kalbėjimo scenos baimė yra didžiausia pasaulyje. Pasirodo, daugiau žmonių bijo užlipti ant scenos ir pasakyti kalbą ir jie geriau nušoktų su parašiutu, iš lėktuvo iššoktų, negu kad pasisveikintų nuo scenos. Tai kadangi pasirodo nesu aš tokia viena,
kai vat baimės apima, atrodo, kad, nu, čia toks izoliuotas, va čia aš bijau, nežinau, aš čia kažkuo mažesnė už kitus, kažko nemoku, negaliu, o pasirodo, kad tokių yra daug ir apjungti tokius į grupę, kad vat kartu pasipraktikuoti, aš pasidalinsiu tuo, ką aš eidama tuo keliu randu, kiti pasidalins, ką jie randa ir taip pat sulipdysim kažkokią tai naudą, kažkokį tai projektą. Mes iš tikrųjų jau turėjom vieną treniruotę, buvom susijungę keliese, tiesiog treniravomės spontaniškai kalbėti, labai smagiai pasibuvom, labai smegenis pralavinom, spontaniškai taip improvizuotai pakalbėti. Ir vat, kadangi užsiminiau apie tuos va kultūrinius skirtumus, iš tikrųjų paskui, vat, kai dėliojausi mintis, lietuviai tokie yra uždaresni. Jie tiesiog tokia istorija buvo, kad mes buvom okupuoti ir tiesiog buvo kažkada pavojinga kalbėti ir tuo labiau būti autentišku ir išsiskirti iš minios. Tai mes tiesiog tokie pripratę būti uždari, izoliuoti ir nenorim, nemėgstam iššokti. O dabar laikai iš tikrųjų pasikeitė ir tas atvirumas yra labai reikalingas šiais laikais. Tai vat, kuo mes daugiau kalbėsim, kuo mes daugiau iškomunikuosim savęs, tuo galbūt kiti pasims kažko, išmoks ir mes tapsim atviresni. Ir tų vat, grįžtamųjų ryšių tada geresnių tikriausiai sulauksim, kai žmonės pradės daugiau kalbėti. Tai čia gal vat, tokia paslėpta mintis tos mano grupės. Labai norisi, kad kuo daugiau žmonių kalbėtų, nes aš žinau labai savo aplinkoje žmonių, kurie iš tikrųjų tikrai turi ką pasakyti, bet tiesiog yra nedrąsu. Nu, ir mes visi iš tikrųjų turim kažką pasakyti, kažką skirtingo. Ir kartais gal kitiems žmonėms yra įdomu pamatyti žmogų, negirdėję niekada. Nes tam, pavyzdžiui, kitus girdi vos ne kiekvieną dieną. Ir dabar jau, sakau, man kartais aš net galvoju, nu čia šiaip per daug, man net nesinori tiek daug. Bet kartais tikrai pamatai kokį žmogų, kurį niekada negirdės, nu ir smagu. Ir tau tikrai, kai kitus vertini, tai aš galvoju, niekada, pavyzdžiui, kitus žiūrėdama aš negalvoju, nu, kaip čia jis susijaudino, kodėl, žinai, o kaip čia blogai išturė kokį žodį, arba ką nors pasakė, visai apie tai negalvoja. Ir net, pavyzdžiui, tarkim, kai mes grįžtam į Lietuvą, mano vyras yra amerikietis ir jis kalba lietuviškai, bet aišku, jis kalba su klaidom ir, pavyzdžiui, jis kalba daug blogiau negu aš angliškai. Bet visi Lietuvoje, oi, kaip tu čia gerai kalbi, ten pasakys kokį sakinį ir kiek, ir visi, oi, kaip čia gerai. O aš galvoju, tu, pavyzdžiui, apie save ten kalbi, viską gali pasakyti ir vis tiek dar vertini kažkaip, kad, nu, čia nekalbi taip gerai kaip, nu, amerikiečiai. Tai, nu, toks savęs labai toks vertinimas. Ir jo, aš sutinku, kad mes augom toj kultūroje, kur buvo nei prezentacijų nereikėdavo daryti ir tas kalbėjimas buvo geriau nekalbėti. Ir kita vertus, Lietuvoje tas kuklumas yra žinojimas savo vietos, yra tokia nacionalinė vertybė, kur jinai yra, nu, tikrai kartais labai gerai, bet kartais, nu, nepadeda. Tikrai nepadeda ir ypač nepadeda, tarkim, atvažiavus kur į Ameriką, kur reikia save pristatyti, bet Lietuvoje tau reikia irgi save reklamuoti, reikia eiti interviu, reikia prezentacijas daryti. Ir va tie žmonės, kurie visiems užleidžia tą vietą, kur, žinai, nu, kad tu pakalbėtum, tai, nu, nepadeda savo. Nu, iš tikrųjų, tas viešasis kalbėjimas ne tik tai scena, ne tik tai kažkokios konferencijos, tas pats viešas kalbėjimas, man labai patiko Marija Zamarytė berods, vienam interviu yra pasakiusi, kas yra viešasis kalbėjimas, tai yra, kai tu kalbi turėdamas kažkokį tikslą.
Jeigu susitinki su draugėm be tikslo, tai, nu, tai yra pokalbis. O kai tu kažkokį tikslą turi, tu gali vienas su vienu kalbėti, bet jeigu tu tuo kalbėjimu nori kažką pasiekti, tai jau yra viešasis kalbėjimas. Tai darbo pokalbiai, tai yra viešasis kalbėjimas. Darbe kažkokių idėjų pristatymas, tai yra viešasis kalbėjimas. Ir iš tikrųjų, kiek daug tų idėjų yra neišsakoma. Kiek daug iš tikrųjų neištransliuojama. Labai, labai įdomių dalykų, kurie išsivystytų į kažkokius didesnius, geresnius dalykus mums patiems. Tai va čia irgi iš tikrųjų gal to viešo kalbėjimo baimės toksai didžiausias minusas, kad mes prarandam galimybės. Jo, ir ypač man atrodo, bet dar daugiau atsiranda tas kaip ant scenos, nes tada arba yra kaip filmuojama, nes tada automatiškai visų akis, ne vieno žmogaus, arba ten, darbinėm susitikime kitaip, tu ten visus pažįsti, ten susitikimų daug turėjęs, tai yra kitaip. Bet staiga, jeigu kažkokia prezentacija, ar ten kokia 50 žmonių į tave visi žiūri, tai yra kitaip. Aš tokių net niekada net negalvodavau, net nei siūsti, nei niekur, kad ten kokiam prezentacijom daryti. Arba, pavyzdžiui, va prieš kamerą, tai automatiškai tada save pamatai dar irgi. Tai kitas tas įsijungia, kad ne tik kaip ir kiti, bet dar save matai ir vertini, nes kokiam susitikime tu nematai savęs, kiti mato, bet tu nepastebi, kaip atrodai. Dar turėjom vieną klausimą tau. Koks tavo gyvenimas būtų, jeigu tu nebūtum pradėjus kalbėti? Būtų tos, kaip buvę prieš tai. O kaip buvo prieš tai? Buvo, pavyzdžiui, per LinkedIn tai aplamai net nerašiau, beveik straipsnius kelis buvau įdėjus, bet video nedėdavau. Atsirado tiesiog labai daug galimybių, kurių prieš tai neturėjau, kaip dalyvavimas, susipažinimas pirmas su labai daug nuostabių žmonių, kurių niekada nepažinojau. Antras, net ir kalbėjimas konferencijose, tai iš tikrųjų dabar labai gera patirtis irgi. Atsiranda nauji klientai per tai, nes kai tave pamato, tai iš tikrųjų atsiranda daugiau galimybių negu nepamatom. Ir bet daugiausia tas, kad yra dabar gera jausti, kad aš ateinu prie sceną net ir baimės. Kad jinai yra, bet jinai netrukdo, kad jinai vos nepadeda, nes ta kalba, jeigu ir kažkiek užstringa ar susijaudini, tai aš ir kalbu apie tą baimę, tai jeigu, žinai, tenai būtų jau viskas labai labai sklandžiai, tai tada jau netrodytų gal taip tikra. Ir tai kažkaip, tas pasitikėjimas savimi, ne tik prie scenos baimė, bet pasitikėjimas susitikti su žmonėm, kur aukšto lygio vadovai, ar dar kokie, pavyzdžiui, kokie konferencijų organizatoriai, ir staiga pasakyti, čia mano vardas Solveiga ir aš norėčiau dalyvauti tenai, ir todėl aš esu truputį skirtinga, bet man atrodo, gal jums tokių žmonių reikia. Tai, kur aš prieš tai niekada negalvojau, o dabar staiga, pabandai ir vos neatsirado toks, kad kiekvienas tas naujas iššūkis vos ne skatina dar labiau tobulėti, dar skatina tokią drąsą save išbandyti kitose situacijose. Iš tikrųjų, su tom galimybėm, nuo to, aš dar šiandien netgi pasitikrinau, kada įkūriau grupę, tai buvo berods kovo 6. Tai čia turim truputį daugiau negu mėnesį, tai vat per tą laiką nuo tos grupės įkūrimo iš tikrųjų atsitiko labai įdomių dalykų. Susipažinau iš tikrųjų su labai įdomiais žmonėm. Buvo interviu su Žydrūnu Sadausku. Pradėjau vesti tas praktikos treniruotės, susipažinau ten su žmonėm. Atrodo paprastas dalykas,
gimė mintis, klausydama tavęs, vat, sugalvojau idėją, sukūriau grupę ir tada pasipila visiškai nauji kažkokie keliai, naujos galimybės, nauji projektai. Tai vat, ką gali žodis? Jo, jo. Ir matai, va tas kitas labai smagu, kai pamatai, kad, va, pavyzdžiui, šita grupė įsikūrė, paskui va, viena irgi moteris Amerikoje irgi pradėjo podcastą, irgi sako, Solveiga, aš nusprendžiau, žinai, klausydama tavęs, kad irgi aš, kad galiu. Ir taip, va, tas labai smagu, kai pamatai, kad kažką kitą įkvėpė, kur aš prieš tai niekada negalvojau. Ir paskui, va, irgi, kaip aš kalbėjau su vienu mentorium, tai sako, Solveiga, aš kai pradėjau rašyti, kiti net irgi kartais nesidalindavo tų post, arba tik asmeniškai pasakydavo, kad patinka, nes, nu, rašys apie traumą darbe. Bet sako, paskui atėjo tos galimybės, kur daug geresnės, negu kur aš prieš tai turėjau. Ir atėjo tie žmonės, kur ratai irgi aš jų neturėjau. Ir dabar aš irgi pamačiau mano varate, irgi prieš tai turėjau kažkur gal apie 500 žmonių, dabar jau yra 4000. Yra daug žmonių irgi labai aukšto lygio vadovų, turi labai daug žmonių, kur aš prieš tai niekada neturėjau tokių draugų, kaip ten influenceriai, turi kokius podcastus ar kalba konferencijose, nu aš tokių draugų neturėjau anksčiau. Dabar aš turiu nemažai ir pamačiau, kad jie yra labai paprasti žmonės, kad jie labai, labai daug irgi, nu, atsirado žmonių, kurie, pavyzdžiui, savo biznį įkūrė arba įkūrinėja, nes jie kažkaip irgi labai palaiko, nes jie mato, ta pati pradžia labai sunku. Kartais irgi per patys, irgi per tai perėję, per tą baimę, per tą tokį kritiką irgi ateina kartais. Tam reikia būti pasiruošusius, ne visiems patiks visada ir viskas. Ir per tai va ateina tos galimybės, kurios gal yra skirtos tau. Nes tas žmonių ratas, kurie tave palaiko, tu nori turėti tame, kad tų žmonės, kurie tave supranta ir kurie irgi staiga pradeda siūlyti dalykus, kur tu niekada negalvojai. Dar vieną klausimą turėjom. Kaip patikėti savo siunčiamą žinutę į viešumą, kai kalbam? Ar kada pati jauteisi, kad kalbi tai, kas niekam neįdomu? Nu, tiesiog gal ta baimė įsijungia, tas vidinis kritikas, kuris sako, niekam čia neįdomu. Pati tu taip jauteisi? Kada? Tai man atrodo daug kartų, arba būna kartais gauni klausimą, ar paskui atsakai ir paskui galvoju, nu, kodėl aš taip atsakiau. Galėjau, nu, pavyzdžiui, arba kodėl aš nepapasakau, nedaviau šito pavyzdžio. Nu, tikrai būna, kad tai pagalvoja. Arba irgi pamatai, nu, kaip, pavyzdžiui, lygini save su kitais ir ten pamatai, kad tas balsas yra daugiau toks monotoniškas, arba kiti atrodo, kad, nu, įdomiau tas istorijas papasakoja. Bet aš dabar kažkaip kitaip į tai žiūriu. Aš pagalvoju, aš padariau geriau negu vakar. Aš visą pirma dėkoju savo už drąsą, kad aš tai darau, kas man yra labai sunku ir per tai tobulėju. Ir kartais va ta žinutė pamatai, kad, nu, nereikalinga, kad būtų tobulas, kad ta žinutė, kai kalbi iš širdies, kažkas daliniesi, kas tau svarbu, kažkam jinai gal bus svarbi. Ir tas yra svarbiausia, ten, nu, tikrai bus ir kitų žmonių, kurie kritikuojas, man atrodo, ir pats save kritikuoja, bet tas judėjimas pirmyn ir dalymas ir kita vertus, nu, niekas neprivalo klausyti. Visi gali įsijungti, gali neklausyti, gali išeiti iš konferencijos o kambario. Tada yra tas pasirinkimas. Bet, nu. Iš tikrųjų, ta mintis, kad kai kalbi, niekam neįdomu, vis tiek atsiras bent vienas, kuris sakys, o, va čia geras. Ir jeigu bent vienas atsiras, tai jau vadinasi kalba pasiekė tikslą. Jo, ir kita vertus, net jeigu tas žmogus esi pats tu.
tai irgi yra verta. Jeigu, pavyzdžiui, kiti neįvertins, bet tu žinai, kad tu padarai kažką, kas buvo be galo sunku. Kad bijodamas, eidamas į sceną, drebėdamas, nežinodamas, ar kaip kitiems pasakys, tu padarai tai, kas tau pačiam labai sunku, tas yra ir svarbiausias dalykas. O ką kiti pagalvos, jie nežino, per ką tu perini. Ir kartais net mane dabar klausiau pokalbį su Amerikos personalo vadovų tas prezidentas, kuris kiekvienoje ta personalo konferencijoje dalyvauja, labai geras oratorius. Ir jo klausė, kaip jam, ko apie jį žmonės nežino. Ir jis sako, ko apie mane nežino, kad aš kiekvieną kartą, kai manęs prašo pasakyti kalbą, aš jų prašau, kad jie parinktų kažką kitą. Ir kad aš kiekvieną kartą aš paprašau prieš kalbą, kad man 10 minučių, kad prie manęs niekas neprieitų, kad aš tik būčiau ramiai, kad truputį nusiraminčiau. Ir kad kiekvieną kartą atėjęs į sceną, būna pati pradžia jam labai sunku, paskui įsikalba, bet jam tas kiekvieną kartą išėjimas į sceną labai sunkus. Ir aš pagalvoju, kiek aš jį kalbėjus, aš niekada nebūčiau pagalbėjus, nes jis panašiai kaip Obama, jis labai labai gerai kalba ir toks, atrodo, tam turi talentą be galo didelį. Ir tą jo istoriją paklausai ir galvoju, niekada nebūčiau pagalvojęs. Bet jo. Aha. Tai vat, mes tie, kurie bijom, esam ne vieni. Netgi tie, kurie iš pirmo žvilgsnio atrodo labai drąsus ir tiesiog jaučiasi kaip žuvis vandenyje ant scenos, pasirodo irgi bijo. Jo. Ir dabar neseniai turėjau vieną podcastą su vienu žmogum, kuris dirbo su roko žvaigždėm, su estrado žvaigždėm, dainininkais labai žymiais. Ir sakė, kad kiekvienas vos nežiū po to, nueina po scenos ir klausia, ką padariau blogai, arba ką kitaip daryčiau. Arba jie irgi labai daugelis atrodo į sceną, jie išėję, jaučiasi labai gerai, bet prieš tai irgi labai ir jaudinasi, nerimauja, bet jie išmoksta tokias skirtingas technikas atsipalaidavimo, kad jie ateina į sceną ir persijungia į tą tokią žvaigždė, tokį visai kitokį būseną, kur, kad tu tuo metu turi būti žvaigždė, bet realiam gyvenime jie kartais elgiasi visai kitaip. Okay, aš kiek žiūriu, daugiau klausimų lyg ir nematau. Jeigu bus kažkokių, paskui galėsim vėliau atsakyti. Pabaigai gal tada, Solveiga, tavo palinkėjimai mūsų grupiai, mūsų grupiokams, kurie ieško drąsos kalbėti viešai. Man atrodo, tos drąsos iš tikrųjų visi turite. Visi turite ir jeigu net prie šitos grupės prisijungite, tai yra pirmas tas žingsnis į drąsą, pirmas žingsnis į išėjimą ir tokių žingsnių daugiau linkiu, nes su kiekvienu žingsniu, kiekviena praktika atsiras tos drąsos. Ir kas svarbiausia, irgi linkiu, kad nelyginti savęs su kitais. Nes po pirmos kalbos aš įdėjau nuotrauką su Vilnium. Vilnius atrodė prieš 30 metų ir kaip dabar. Ir tokį kaip priminimą savo. Nes aš pagalvojau, kai atvažiuoju į Vilnių, pavyzdžiui, Vilnių su New Yorku, tu palygintum, tai nėra lyginimas, su Paryžiumi irgi negali lyginti. Bet kai palygini Vilnių, kai buvo prieš 30 metų ir dabar, tu pamatai tokią be galo didelę pažangą, daug didesnę negu New York'e, daug didesnę pažangą negu Paryžiuje. Tai ir linkiu, kad tos lyginimas savęs su savim, kai buvo vakar, kai būsi gal už metų ir kiekvieną kartą prieš auditoriją reikia pasipraktikuoti. Jeigu jaučiate tą baimę, kuo daugiau praktikuositės namie, tai jausitės geriau. Ir nebijokite, nes tikrai nežinai, kam padėsite. Tai tas yra kartais be galo smagu pamatyti, kad ta žinutė gali kažkam kitam padėti.
Ačiū tau labai, Solveiga, kad prisijungiai iš tolimosios Amerikos, pasidalinai savo tokia artima patirtim iš tikrųjų. Atrodo, pranešimą ne vieną sakai ir daug kalbi, bet vat pasirodo visi mes jaučiamės panašiai. Mhm. Tai ačiū tau dar kartą. Aš manau, mes tikrai dar susitiksim kur nors, kokį projektą gal kartu padarysim, gal kažką ir mūsų Vieną grupiai kitą galėsim pasakysiu. pasidalinti dar. Tai tam kartui atsisveikinam su grupiokais, iki kitų kartų. Sekit informaciją grupiai, prigalvosim dar kokių užduotėlių. Dėkui labai visiems. Ir iki Violeta. Iki.